Pati gražiausia pavasario šventė, kai visos gėlės, visos šypsenos, visi saulės spinduliai skirti svarbiausiam pasaulyje žmogui – mamytei. Gera žinoti, kad šią motinos dieną laimingos pasitiko ir Caritas globos namuose gyvenančios mamos. Čia radusios prieglobstį užuovėją nuo smurto, jos galbūt pirmą kartą gyvenime pajuto, kad kažkam rūpi. Meilę ir paramą šioms mamoms ir jų mažylėms iš viso širdies davėte jūs, mėly žiūrovai. Atsiliepę į žiniasklaidos holdingo Baltic Media Alliance gerumo akciją Padėk mano vargstančiai mamai, į Caritas globos namus atnešite gausybę sauskelnių, buteliukų, indų, žaisliukų, drabužėlių ir kitų būtiniausių daiktų. Bet svarbiausia, kad Caritas gyventojams jūs suteikėte viltį, jog sunkia gyvenimo akimirka jos su savo mažyliais turi ką atsiremti. Taip pat norėčiau pasakyti didelį ačiū žmonėms, kurie dalyvavo, žmonėms, kurie aukojo, žmonėms, kurie dovanojo. Ačiū visiems, kurie mums padeda, nors šiek tiek padeda, kad ką nors turėtum vaikam duoti. Nesitikėjom, kad tiek daug žmonių ateis, aukos, faktiškai surinkome visų daiktų, kurių prašėme. Tikrai pagelbėsim visom, išdalinsim tos daiktus ir tai tikrai labai didelė pagalba. Kad vos paskelbus akciją mamas paremti norintys žmonės ims plūsti, nesitikėjo ir akcijos organizatoriai. Kad mamoms ir vaikučiams skirtus daiktus atnešti būtų patogiau, Caritas savo narius mielai priėmė prekybos centras BIG. Išvydę, kaip sunkiai kartais verčiasi gyvenimo negandų ištiktos mamos, prie akcijos suskubo prisijungti ir verslininkai. Bendrovės Naujoji Ringuva parama maloniai nustebino Caritas mamas ir darbuotojas. Akcinė bendrovė Naujoji Ringuva gamina itin kokybiškus gaminius, švaros priemonės. Todėl mes nusprendėme keletą savo produktų linijų padovanoti mamoms ir vaikučiams. Tikimės, kad mūsų produkcija pradžiugins ir mamas, ir jų vaikučius. Ši melodija ištrauka iš ypatingo gerumo akcijos pabaigai ir motinos dienai skirto Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerto. Klasikinė muzika nuskaidrino nuotaiką net 300 į šventinį koncertą susirinkusių mamyčių. Baltic Media Alliance vardu norėčiau padėkoti visiems prisijungusiems prie šitos akcijos. Carito mamos ir vaiko globos namai iš tikrųjų sulaukė didžiulės paramos ir šitą šventę mamos dienos proga jiems buvo ypatinga. Ačiū Jums visiems už tą ypatingą šventę. Žiniasklaidos holdingas Baltic Media Alliance dar kartą dėkoja visiems, savo gerumu prisidėjusiems prie akcijos Padėk mano vargstančiai mamai. Tikime, kad padedant neabejingiems šalies gyventojams, parama mamytėms su vaikais taps gražia tradicija.